Sveiki sugrįžę Orakulas Bet3 turnyrą. Praėjusį savaitgalį vyrė Aršikova tarp žaidėjų. Šį savaitgalį laukime nemažesnės intrigos. Praėjusiame ture labiausiai nustebino 3 komandos. Tarp jų ir vos nelaimėjęs Kauno Žalgiris. Maskvos CSKA taktiškai pranoko Madrido Realą, o Stambulo Galatasaray išsivežė pergalę iš Miuncheno. Dabar pateiksiu jums Eurolygos 5-ojo turo įžvalgas. Partizanas Belgrade nugalės Lokomotyvą. Madrido Realas sutriuškins Tel Avivo Maccabi, o Maskvos CSKA turėtų išsivežti pergalę iš Miuncheno. Manau, kad Caja Laboral namuose nepaliks vilčių Anadolu Efes komandai. Emporio Armani namuose neatsilaikys prieš Fenerbahče Ulker komandą. O dabar mano prognozės tai svarbiausiam 3 šio turo varžybom. Intriguojantį lyderių dvikovą Panathinaikos Barcelona. Nors Panathinaikos paskutiniu metu demonstruoja tikrai neblogą žaidimą, Barcelonos puolimo mašina panašu, kad yra šiek tiek per galinga Panathinaikos gynybai. Aš manau, kad rezultatyviuose rungtynėse laimės Barcelona. Lietuviškasis Malagos Unikachos klubas važiuoja į svečius į Pirėjų žaisti prieš Olimpijakos. Ten jie šansų daug neturi. Nerezultatyviuose rungtynėse laimės Olimpijakos. Dabar laukiamiausia šio turo prognozė. Stambulo Galatasarayus prieš Kauno Žalgirį Stambule. Aš manau, kad Stambulo klubo lyderių trejetas Milanas Macmanas, Zoranas Ercegas ir Karlosas Arojo yra šiek tiek per sudėtinga užduotis neužtikrintai dirbančiai Kauno Žalgirio gynybai. Pagrindinė mikrodvikova tarp žaidėjų, tarp Karloso Arojo ir Justino Dentmano. Manau, kad Justino Dentmano nesugebėjimas arba nenoras žaisti gynyboje kaip tik ir bus tas lemiamas veiksnys, kuris suteiks Karloso Arojo galimybę pasirodyti itin sėkmingai ir nulemti Stambulo klubo pergalę. Meskite man iššūkį Orakulas Bet3 žaidime, nes manau, kad ši savaitė man bus itin sėkminga.